Ką reikėtų žinoti prieš įeinant į teorijos egzaminų klasę? Prieš įeinant į teorijos egzaminų klasę visus pašalinius daiktus kviečiame palikti rakinamoje spintelėje. Kitaip tariant, egzaminų klasėje su savimi draudžiama turėti laikrodžius, pinigines, apyrankes, pakabukus ar kitus didesnius papuošalus, taip pat fotoaparatus, telefonus ar kitas ryšio priemonės. Klasėje negalėsite dėvėti lauko drabužių, tokių kaip striukės, paltai, šalikai, skarelės, kepurės ar kiti galvos apdangalai, jeigu tam nėra pagrįsto pagrindo dėl estetinių, medicininių ar religinių priežasčių. Rekomenduojame į teorijos egzaminą atvykti be brangių daiktų, nes visus juos turėsite palikti spintelėje. Įėjus į teorijos klasę paprašysime pateikti asmens tapatybės dokumentą ir leisti būti patikrintiems prevencijai skirtomis priemonėmis, pavyzdžiui, detektoriais. Darbuotojas gali paprašyti parodyti drabužiuose, ar po jais neturite paslėptų draudžiamų daiktų. Jei nešiojate akinius, taip pat galime paprašyti juos apžiūrėti. Tai reikalinga tam, kad įsitikintumėme, kad esate pasiruošę sąžiningai laikyti egzaminą. Nesutikus būti patikrintiems prevencijai skirtomis priemonėmis ar atsisakius palikti draudžiamus daiktus spintelėje, laikyti egzamino nebus leidžiama. Nustačius, kad bandoma egzaminą laikyti turint paslėptas mobiliojo ryšio ar kitas informacijos perdavimo priemonės, bus iškviesta policija. Policija taip pat bus kviečiama ir tais atvejais, jei į teorijos egzaminą atvyks kitas asmuo nei nurodyta prašyme. Svarbu pastebėti, kad nesilaikant taisyklių ar bandant sukčiauti, teorijos egzaminą kitą kartą galėsite laikyti tik po 1 metų. Kviečiame būti sąžiningais ir į egzaminą atvykti pasitikint savo žiniomis. Tikime, kad jums tikrai pavyks.